Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną ketvirtadienis, gegužės 22 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai ar skrendam į Valhalą? Dar kol kas gal ne. Nesakau, kad neskrysim, bet dar kol kas gal ne. Tai pradėsiu nuo to, apie ką šnekėjau savo Telegram kanale šiandieną profesoriaus užrašuose. Tai yra, realiai tikrasis confirmed breakoutas pagal mano, visus testavimus ir mano sistemas būtų tik closas aukščiau 1.2, kas dabar yra 116,5k. Tai kaip tai veikia, turim range, turim range high, turim range low, ir tada sugraduota leveliais. Tai realiai iš visų range'ų man confirmed breakoutas yra closas aukščiau 1.2, ir tai turėtų būti žemiausių time frame'ų, tai būtų tik daily closas. Aišku, kuo aukštesnis time frame'as, to daugiau confirmation'o, bet po to jau gali ir nespėti šokti. Tai bent jau daily closo reikėtų sulaukti. Ir viskas, kas vyksta dabar, nuo 1 iki 1.2, visa šita teritorija čia realiai gali būti tiesiog fail breakout ir sweepo teritorija. Ir parodysiu dar kartą per video pavyzdžiais, aišku, istoriniais, tai mečiau tos pavyzdžius į fotkės į Telegramą, bet dar sėki parodysiu. Tai tarkim, matom, jeigu būtum šokęs pagal 2 dienų time frame į šitą Trumpo breakoutą, tai būtum pramazinęs realiai visą ralį. Pagal daily time frame labai, labai gražiai, tai yra, matom, turime range, turim range high, turim range low, closas aukščiau 1.2 daily, iškart įskrydo, iškart ant šito closo meties ir bum, dar galėjai čia drąsiai, gal all time high nebūtum išsimetęs, bet iki 100k čia galima buvo dar drąsiai paraidinti 25%. Ir tarkim, galim net ant replay mode pavaryti, tai turim, kad ir tokį range high, matom, kad iki šitas, tarkim, iki 1 net nedėjo. Matom, net šitoj vietoje, kur nebuvo closo žemiau 0.2, ten nebuvo to tikro breakouto. Labai, labai nedaug trūko, bet vis tiek neusiklausino ir tada grįžo atgal į range. Ir dabar nebeatsimenu, čia taip ir įsibreakautins, gal jo ne. Jo, šitoj vietoj jau gal reiktų perbrėžti. Tai jeigu žiūrint, tarkim, kad ir čia, esant čia ir laukiam breakouto į kažkurią tai pusę. Tai turim range high, turim range low, tai vėlgi, tarkim, brėžčiau taip, tai realiai closas tik virš kažkurio iš šitų levelių būtų confirmed breakoutas, kur, jau tikrai su didelė tikimybė turėtų marketas įsibreakoutinti. Ir matom, kad nei ten taip nebuvo. Ir vėlgi galim dabar palikti, galim perbrėžti. Taip, čia aišku reikia testuotis. Bet vėlgi, tarkim, kad ir laukiant Trumpo ralio, net jeigu pagal šitą initial range, nors dabar aš jau ir perbrėžčiau. Realiai, kai būna taip, kad sweepas žemiau 0.2, bet nebūna closo, jau ir perbrėžčiau iš tikro. Bet nesvarbu, kad ir jeigu taip palygus, matosi, kad čia didelio skirtumo nėra, breakoutas virš 2 krenda. Tai čia nesvarbu, kaip čia brėžia, vis tiek tas jau tikro breakouto, čia nesupainėsis niekaip. Jeigu jau bus toksai breakoutas, kuris nebegrįž, tai jau jo su sweepu nesupainėsi. Tai tarkim, kad ir čia, turėjom range high, turėjom range low, ir matom, kad tik tai vykas virš 1 ir toliau grįžo atgal. Ir taipogi į apačią, jeigu mes turim range high, turim range low, matom, kad closas žemiau -0.2, aišku, čia buvo daug volatility ir retestino, bet
in the end ir nuėjo žemyn. Aišku, čia toks te buvo tas downtrendas, tai na, high time frame gal downtrendų tokių rimtų ant BTC ir nebebus, kaip buvo, tarkim, tokie, ne, labiau galbūt tokia downward sloping konsolidacija, bet na vis tiek, mes nekeičia. Na, taip pat, kad ir čia, jeigu mes būtume, tarkim, jeigu būtume laukę breakouto toliau iš šito levelio, ne, tai tarkim, kad ir šitoj va vietoj. Vėlgi čia turim kažkokį tai range high, kažkokį tai range low. Breakoutas iš čia. Kol nėra close žemiau, tol viskas ok. Na ir matom. Nebuvo nesykio close žemiau, tai yra. Maukėsi čia smaukėsi, bet žemiau 1-2 neclosino ir tada ultimately reversino į kitą pusę. Tai na visur, bet kokiam time frame, bet kokiam range veikia, tie aišku reikia, nu turi priprast takys braži tokius dalykus, tai na kad ir čia turim range high, turim range low. Matosi klausas aukščiau 1-2, akivaizdus tiesiog impulsyviai žvakia kiaurai ir na tada išlekia be pullbacko. Vėlgi range high, range low. Na jo, jeigu tarkim imti nuo to initial impulso, ne, pirma konsolidacija, galima čia panaudoti ir bensus, manau, kad plius minus žinot, kada prasideda ta pirma konsolidacija, tai vat kaip paliečia bensus, vat šitą va žvakę, sakyčiau, jau prasidėjo, na jau galima tada brėžti, ne, tos levelius, tai po stipraus impulso, kaip paliečia žvakę, kaip paliečia bensus. Na ir dabar matom, kad realiai tol, kol neklausino žemiau vėl 1-2, tol nieko čia nebuvo. Na ir va, klausas aukščiau 1-2, na čia aišku, po to vėl retracino atgal. Bet, na, nekeičia fakto, kad išlekia tikusi klausinus virš 1-2, tai na, nebūtinai turi tikusi klausinti ir iškart lėkti, tai gali aišku ir retestinti, na čia visaip gali būti, bet na fakto nekeičia, kad realiai klausas virš 1-2 užkonfirmino breakoutą, tik aišku dar reikėjo retesto. Tai na taip pat lygiai ir šito range'ą, na kur turime impulsą, turime pirmą touchą bensų realiai čia, tai na sakyčiau šitas low tada. Tai range high, range low. Na ir čia irgi matome puikiai, ne? Tik klausas aukščiau 1-2 iškart pasitampė ir išlėkė. Tai na veikia tie mano leveliai ir sakau, na aš čia juos testavęs nemažai ir na ne iš oro. Ne iš oro kalbų, ne iš oro imta informacija, tai yra, nu tikrai sėdėjęs daug range'ų, daug konsolidacijų testavęs, skaičiavęs, tai nu turi čia svorio šitas dalykas. Vėlgi, na, kad ir čia turim range high, range low, klausas aukščiau 1-2, biški pasitampė išlėkė. Na, kad ir čia range high, range low, na, čia toks gal. Čia jau gavosi gal kaip trepas. Na, aišku, ne 100% win rate'as, ne, tai na 100% niekad nebus. Bet nu va, kiek rodžiau pavyzdžių, realiai pirmas pavyzdys, kur buvo klausas ir tada dar kaina retracino iki pat range low ir išėmė visus lows ir tada vis tiek išlėkė. Bet nu faktas, kad vis tiek išlėkė, tik aišku buvo gan rimtas retracementas ir toks gan trepas. Na, čia labai range'as gaunasi. Na, va, kad ir čia range high, range low. Irgi klausas aukščiau 1-2, išlėkė be pullbackų. Lygiai tas pat veikia ir bear marketuose, ne? Range low, range high. Range low, range high. Klausas, na čia aišku, jeigu jau būtų pagal daily metęsis, tai būtum nespėjęs. Na, kad čia range low, range high, na matosi,
longint, ane, jeigu mes čia turėjom šitą range'ą, laukiam close aukščiau 0,2, kuris niekad neatėjo, close žemiau 1,2, pasismaukė, subirėjo. Na, tai sakau, tai veikia ant visų time frame'ų, ant visų range'ų, reikia tiesiog, na, pripratinti akį, kaip jie braižasi. Tai tarkim, kad čia 2-21 metai, range low, range high, na, matosi, kad visi, kas nelaukia close aukščiau 1,2 ir čia bandė longint prieš confirm breakoutą, na, tiesiog subirėjo po to į visišką nulį. Na, net čia, tarkim, va tas jau to pirmo pušo topas, ane, net jį galima buvo žaisti. Tai kur turim range high, range low, close'as aukščiau, realiai išlekia be pullback'ų. Vėl turim range high, range low. Na ir čia matosi, kad jau nebebuvo close'ų aukščiau, ane. Ir taip marketas ir nebeišlekia. Ir vėl range high, range low. Vėl matosi, kad nebebuvo close'ų aukščiau. Taip marketas ir nebeišlekia. Na ir tada range high, range low. Vėl matosi, kad iš visių net į tą pusę net nebepajudėjo. Ir va, close'as žemiau 0,2. To realiai subirėjom. Na, čia aišku. Po to atėjo antras pušas, bet nu esmės nekeičia. Tai jo. Pilna pavyzdžių, sakau, na. Tikrai vertingas toolsas range'am. Ir. Na, bandau čia dar kokį rast. Na, va, kad ir čia, na, range high, range low. Smaukėsi, čia close'as 1,2 iškart išskrydo be pullback'ų, tai to ir laukiu. Tie, kas žiūrit video, turėtumėt žinot, kad šitoj konsolidacijai pardaviau 5% savo BTC spotą, tai realiai deriskinau, na, buvo. Realiai, sakau, visiška Valhalla, vis dar man lieka mažiausia tikimybė. Aišku, kiek girdėjau, na, per daug aš žiniom nesidomiu ir naujienom ir kas ten vyksta, visgi čartai viską parodo ir viską atspindi, bet kiek girdėjau, ten kažkas su US bondais, na, nesu gerai įsigilinęs į šitą temą, gal kažkas čiate esat kažką gilinęsi giliau ir žinot tiksliai, kas ten vyksta, bet kiek girdėjau, tai, na, nelabai gerai US ekonomikai ir teoriškai, kas na, meta šešėlį ant US ekonomikos turėtų kaip ir būt bullish bitcoinui. Tai gal tai irgi dadeda kažkokio tai paroko į šitą judesį, na, bet tai nieko nekeičia, okei, jeigu ten dėl kažkokių tų US bondsų dabar BTC skrysime nulį, tai kaip nesuk bus stiprus, impulsyvus breakoutas aukščiau virš 1,2 ir viso, ir tada aš čia iššoku ir raidinu. Tai, na, man skirtumo nėra, ten žinot, žinias nežinot, aš tiesiog žiūriu į chartą, laukiu savo breakouto ir viskas. Tai jo, tiek apie levelius. Mažesniam time frame, kas, na, mažesniam time frame naudočiau tą pačią istoriją, visur čia galima realiai tą pačią istoriją naudoti. Turėjom breakoutą, turėjom impulsą, turėjom pirmą touchą bouncų, brėžiam levelius. Na ir matom, kad 3 bandymai prasimušti, nepaėjo, grįžom atgal. Laukiam, close'as virš 1,2, turbūt skrys toliau. Close'as žemiau 0,2, turbūt sukrys. Na ir viskas. Tai čia vien iš šito galima sistemą pasistatyti, va jums free sistema idėja, kas netingit, backtestinkit, tai na... Reiktų tik objektyviai impulsą pažymėti. Tai na, objektyviai impulsą žymėčiau, tarkim... Kaip čia? To sugalvosiu jum.
Nu jo, galima naudoti tam ir volume, tarkim. Tai na realiai 3, nu jo. Jo, sugalvojau. Nu tai va, tarkim, okei, čia turim range'ą. Impulsą mes žymėsim kaip 3 iš eilės žvakės. Gal paryškinsiu šitą. Va, jums free system idėja, karočią, kas nesugalvojat. Tai turim turėti kažkokį tai range'ą, ne, kur na marketas juda bensuose, tai tada laukiam 3 iš eilės žvakių su aukštesniu negu vidutinis volumas. Tai yra, žiūrim čia į volumą. Na, aš čia naudoju 4H chartą realiai, na, nesvarbu čia bet kokią. Na, čia, ta prasme, tiesiog idėja, tai aš nežinau, ar tai profitable, ar tai neprofitable, čia reikia sėdėti testuoti. Tai kas norėsi tom užsiimti, tas galėsi tom užsiimti. Na va, turėjom 3 iš eilės žvakės su aukštesniu negu vidutinis volumas. Tai čia pirmas stepas, ne? Antras stepas, laukiam toucho, kad bent jau lower weakas paliestų pirminius bensus. Na, nepalietė, va palietė. Ok, šitoj vietoj mums palietė bensus. Dabar galim realiai nuo čia brėžti range high, range low ir mes laukiam breakoutų į viršų, ne? Mes esam confirmed uptrendę kaip ir mes laukiam breakoutų į viršų. Vėlgi, kaip galima objektyviai žinoti, ar mes confirmed uptrendę, na tarkim, tiesiog moving averages. Aš šitą naudoju ant dėlį. Gerai veikys man. Kaina virš šito moving average'o, reiškia mes confirmed uptrendę, reiškia mes ieškom tik longų. Tai yra dabar, kaip yra, mes turim šitą high, mes turim šitą low. Tai jeigu šitas low kažkur kryž žemiau, tai mes pagal tą low brėšim savo levelius. Ir mes žiūrėsim tik į longus, tik į upside, nes mes esam virš šito moving average'o. Ok, laukiam. Dabar entry longa būtų close aukščiau 1-2. Na va, nėra close. Na va, turim. Na, šito vietoj galim sakyti, kad turėjom close. Ir na, kad būt. Na ir čia jau turi testuotis, ne, tarkim. Kur pasidėti stoplosą, kad neįstoplosintų, na, ant 0.5 gali ir įstoplosinti. Ant 0.7 gal ir neįstoplosins, tai na, čia turi testuoti. Na, dėčiau, tarkim, ant 0.25. Stoplosas ir dabar exitas, tarkim, kai vėl turim kai vėl turim 3 iš eilės žvakės su didesniu negu average volumas, tai nematom, kad šitą beveik ir man rodos nebuvo, čia grinai trūko biški. Tai laukiam tiesiog 3 iš eilės žvakių su didesniu negu average volumu. Na, o čia turėjom, bet... Jo, čia šiaip turėjom, tai okei, čia tada turėjo būti mūsų close'as. Aš galvojau, kad uptrendę, ne, vėl laukti žvakių su 3 su didesniu negu 3 žvakių su didesniu negu average volume ir tada pirmas žalių bensų touch'as tipo close'as, bet nepaėjo čia ta mano idėja. Na, sakau, čia nėra taip lengva, kaip atrodo.
Prasme, reikia sėdėti stot. Na gerai, galim ir kitą exit rulą panaudoti. Yra, tarkim, benzų flipas raudonai, tai realiai, okei, čia šitoj vietoj losas ir... A, nu čia jau išskrydo. A, nu va, okei. Čia, tarkim, gavom vis tiek entry. Tai yra 3 iš eilės žvakės su didesniu negu average volume, tai va turim 3 iš eilės žvakės, dabar laukiam touch'o bensų, touch'as bensų, brėžiam range high, range low, range high, range low, closes, entries, paplostas ir exitas raudoni bensai, kurių dar turbūt nebus. Jo, čia va buvo. Na, prie ko aš noriu privesti, kad va, jau matosi kaip, na, aš tiesiog kažkokią random idėją paėmiau ir paverčiau ją systematic repeatable procesu. Neaišku, ar jinai profitable ar neprofitable, čia esmė ne apie tai. Esmė jums parodyti, kad, nu, realiai bet kokią idėją galima paimti ir paversti ją repeatable procesu. Tai va, šitoj, tarkim, vietoj turim 3 iš eilės, laukiam touch'o. Na, čia nelabai eina nubrėžtų levelių šitoj vietoj. Laukiam tada vėl, tarkim, 3 va turim iš eilės. Na, ne, čia nesigavo 3. Nu jo, prie ko aš noriu privesti, kad bet kokią idėją galima paimti ir ją tiesiog paversti repeatable procesu. Ir kai jūs turėsit repeatable procesą, jūs galėsit long term trading profitable, nes jūs negamblinsit, jūs nespėliosit, jūs tiesiog turit savo taisyklės, esat jas išbacktestinę ant istorinės datos, žinot, kad jos ten per 200 paskutinių, tarkim, treidų yra profitable su geru expectancy ir, nu, jums įsijungia iškart visos emocijos, visos mintis, viskas, jūs tiesiog kaip robotas. Turit savo entry, šokat. Turit savo exit, šokat. Na ir viskas. Ir prie to realiai norėjau privesti. Dar apie mažesnius time frame'us, tai dabar esu pagal savo, na, išprotėjusią trend following strategiją, kuri longina visiškai visus breakoutus. Esu longinu čia. Ir kol jinai veikia, tai yra kol jinai pozicijoje ir nėra exit signalo, exit signalas būtų closas žemiau mėlynos linijos. Kol nėra exit signalo, tol reiškia trendas vyksta ir trendas yra stiprus. Kai šita pozicija, kai šita strategija man duos exit signalą, reiškia prasidės kažkoks tai sideways, labai didelė tikimybė. Na, kad ir visą realiai šitą ralį tai buvo. Tai... Na, čia buvo entries losas, čia buvo pora losų, tada buvo entries čia. Čia man rodos, jo. Na, čia ant trading view closas žemiau, bet ant hyperliquid charto ten man gavosi, kad closas aukščiau ir aš iššokau čia. Čia stop lossas. Išskrydo. Ir, na, matome, kad kai po tokio stipraus impulso, po tokio stipraus trendo, kai buvo closas žemiau, man rodos, ne, dar ne čia, va čia. Čia buvo exit signalas, na ir po to viskas realiai prasidėjo sideways, prasidėjo bent jau 5-6, man čia buvo lossai iš eilės. Tai reiškia, marketas ėjo sideways ir breakoutai failino, čia buvo, man rodos, 2 ar 1, bet vėlgi dar neconfirmed, vėl failina, na ir čia išsibreakautino, vėl įskrydo į kitą trendlegą, vėl, karočią, aš pozicijų, vėl longę, vėl T-closas žemiau, vėl pradėjo eiti sideways, na ir čia baisiai, man čia buvo skaudus range'as, čia koks 10 lossų iš eilės man buvo. Na ir dabar liktai vėl įskrydo ir vėl aš longę. Tai tikėčiausi to paties closo žemiau mėlynos linijos ant 1H.
tikėčiausi kažkokio tai Sideways Rage'o pradžios. Nu jo, kaip ir papasakojau viską, ką norėjau papasakoti, dar gal norėčiau užmesti akį į BTC Dominansą. BTC Dominance krenta, kai BTC virš all time high, nu tai gerai tik altcoinam, bet long termui, bet na, net ir short termui, tai yra rimtam, aš sakiau Valhalai, close ir breakui virš 116k, kas būtų ultimately labai bullish ir altsam, nes obviously kartu nusitemptų ir altsus. Tai jo, kad šiandieną, kai BTC smaukosi virš all time high, o BTC Dominance raudona žvakė, man tai vėlgi plus vieną kapeiką į bersų taupyklę. Tai, na nežinau, sakau. Nieko nesakau, nieko negalvoju, sėdžiu longę nuo kur čia sakiau, aš nuo 105 sėdžiu longę su futuresuose ir kad įsimesti atgal į spotą laukiu close'o virš. Įsimesti atgal į spotą laukiu tiesiog daily close'o virš 116k ir tiek. Tai na, viskas kaip ir paprastai. Šitoj vietoj, na, man tikrai no trade zonas. Aišku, aš longę nuo žemiau, tai na ir vėlgi ten ta mano sistema, na, ne prie ko, aš čia labiau kalbu su apie spot bagą, tai šitoj vietoj tikrai manęs nieks nedomina į spotą. Man į spotą domina arba aukščiau 1.2, arba, na, jau tada kažkur čia. Tai jo. Taip, tai toks video šiandieną. Dėkui visiems, kas pažiūrėjote iki galo. Užeikite į mūsų Telegram kanalą, ten yra ir aktyvus chatas, ir profesoriaus užrašai, kur na, dalinuosi kažkokiamis tai mintimis, kurias nepasakau per video. Šiaip na, galit man į PM ten rašyti ir klausti asmeniškai kažkokių tai klausimų, kas jums neaišku. Pagalbos su systematic tradinimu, ar šiaip kažkokios pagalbos, kokios reikia susijusios su tradinimu, tai visiems atsakau, padedu kaip tik galiu. Ir jo, toks video šiandieną. Susitiksime rytoj.